Noriu su jumis pasidalinti malda, dieviška malda, už mus pačius, už mūsų artimuosius, brangius žmonės. Tikiu, kad turite kiekvienas brangius žmonės ir dažnai būna, kad žmonės klausia, kaip melstis dėl vienos ar kitos situacijos. Ir man pačiai be galo patinka Kolosiečiams laiške nuostabi malda, apimanti visas gyvenimo sritis. Taigi, ar tai būtų vyras, ar tai žmona, ar tai vaikai, ar tai tėvai, ar tai dėl pačių savęs, yra nuostabiausias išpažinimas gyvo Dievo žodžio, kuris negrįžta tuščias. Ir jeigu jūs tikėsite tai, ką čia rašo, tai, ką jūs kalbėsite, pavyzdžiui, kiekvieną rytą su viešpačiu, su visišku širdies įsitikinimu, aš tikiu, kad aplinkybės ir žmonės, kuriuos jūs laiminsite ir patys jūs keisitės į tai, kas čia parašyta. Taigi, skaitau kartu ir jūs galit kiekvienas skaityti, dėti savo širdį ir priimti kaip absoliučią tiesą. Nes čia pats viešpats sako, nuo 9 eilutės Kolosiečiams laiške, kad nepaliauju melstis už jūs, kad būtumėte, vadinasi, už jūs. Tai aš galiu sakyti, savo vardą dėti, arba jūs, vadinasi, Dievas sako apie mus visus, kurie skaitys ir priima tai, kas čia parašyta. Taip aš nepaliauju melsti už jūs, kad būtumėt pilni Dievo valios pažinimo. Viešpatie, mes dėkojam tau. Dėkojam tau, kad mes pildomės tavo valios pažinimu, kad mūsų šeimos nariai, mūsų brangūs žmonės, Viešpatie, pildosi, Dieve, tavo valios pažinimu, kad su visa išmintimi ir dvasiniu supratimu, ne šiaip sau, bet su visa išmintimi ir dvasiniu supratimu, aš meldžiuosi ir tikiu, Viešpatie, kad tavo žodžiai veikia dabar. Kad elgtųsi, kad aš pati elgčiausi, kad mano artimieji, mano vaikai, mano vyrai, mano žmonos, tėvai elgtųsi, Viešpatie, kaip verta tau, kad būtume tobuli, neštume vaisių gerais darbais ir kad augtume, Dieve, tavo pažinimu, kad stiprėtume visokeriopą jėgą iš tavo šlovės galios, didžiai kantrybei ir ištvermiai. Dėkodami Tėvui, kuris mus padarė tinkamus paveldėt šventųjų dalį šviesoje, kuris išlaisvino mus iš tamsybių valdžios ir perkelė į savo mylimo sūnaus karalystę. Dieve, dėkojam tau, Viešpatie, kad mes stiprėjam kiekvieną dieną, kai jūs savo kalbate šitą maldą, nes viešpats aiškiai sako, kad Paulius čia sako, Kolosiečiams. Tai reiškia, šiandien mums viešpats tą patį sako, kad jiems svarbu, kad jis meldžiasi už mus, kad mes pilnėtume visų dvasiniu supratimu, išmintimi, būtent dieviškai išmintimi ir supratimu. Kad elgtumėmės, Viešpatie, kaip tau patinka. Įsivaizduojat, koks tai noras, koks troškimas. Tegu tas troškimas pildo jūsų vidų, dėl jūsų pačių, dėl jūsų artimųjų. Kad elgtumėtės kaip tinkama Viešpačiui, kad jam tobulai patiktume, kad neštume vaisių gerais darbais, kad stiprėtume iš didžiai kantrybei ir ištvermiai, nes Viešpats žino, čia žemėje kiek reikės, kol gyvensim žemėje, ištvermės ir kantrybės. Su džiaugsmu ir visame kame, kad džiaugtumėmės. Turėti, ugdyti tą ištvermę, kantrybę, kad džiaugtumėmės ir dėkotume Dievui, kad jis padarė mus tinkamus paveldėt. Jūs šiandien esate tinkamas Viešpačiui ir Viešpats jūsų nesmerkia ir nesako, kad tu kaltas, nedoras, netinkamas. Viešpats sako, tu esi tinkamas, nes aš tave padariau tinkamu. Tada, kai tu priėmei mane, patikėjai Viešpačiu Jėzumi, tu tapai tinkamas, o dabar
Dabar keiskis, disciplinuok save, ugdyk Dievo pažinimą, kad keistusi tavo kūno įpročiai čia žemėje ir kad amžinybėj būtum su viešpačiu. Reikia čia mums, kol gyvenam žemėje, keistis, save disciplinuoti, save nukreipti pagal tai, kaip moko viešpats. Tai vadinasi, viso stiprėti reikia. Kiekvieną dieną atsikeliat ir dėkokite Dievui. Ačiū viešpatį, kad aš stiprėju, kad mano vaikai stiprėja, kad mano tėvai, žmona ir vyras stiprėja Dieve. Visa kantrybė ir išmintim stiprėja, turi aplinkybėse kantrybės, išminties, nuovokos, supratimo, neburbuliuoja, ne murma ištisai nepatenkinti, bet džiaugiasi gyvenimu. Ir taip neša vaisių tau Dieve gerais darbais, dėkodami Tėvui, kuris padarė tinkamus paveldėt. Viešpatė, įsivaizduojate, atsikeliat iš ryto ir sako, Dieve, ačiū tau, kad tu mane šiandien tinkamą sutvėrei. Dar prieš 1000 metų tu mane išsirinkai, sutvėrei mane tinkamą būti. Ir šiandien džiaugiuosi, nes aš tau tinkamas viešpatė. Jeigu kažkokiam žmogui netinkamas, jau kažkas murma ir nepatenkintas ir apkalbinėja mane. Bet Dieve, aš žinau, kad aš tau tinkamas. Nes daug yra dabar, kaip čia paskaitam pasaulyje, ant tiek žmonės liežuvauja. Tai reiškia negerbė kitų, apkalbinėja už akių, vietoj to, kad tiesą sakytų akis. Ir kitą kartą žmogus išgirsta iš 3 ten ar 4 jau žmonių vienokias ar kitokias istorijas ir gali nuliūsti. Bet kaip svarbu pažinoti viešpatį ir tą Dievo tiesą žinoti. Kad Dievo aš esu tinkamas ir nesiveliu ir net negalvoju, kam aš ten netinkamas, kas ten mane vienaip ar kitaip vertina ar apkalbinėja. Viešpatė aiškiai parašyta, kad aš esu tinkama paveldėti teisiųjų dalį šviesoje. Ir kad tu perkeliai mane iš tamsos į savo mylimo sūnaus karalystę. Jau tas įvyko. Ir žinot, ir jūs dėkokite, taip bendraudami su viešpačiu. Viešpačiu, kad dėl savo šeimos narių, dėl savo artimųjų, kad viešpats juos perkelia. Nežiūrint šiandien, kokiose jie yra aplinkybėse, kokiam supratime, bet jūsų tikėjimas tegu būna žinomas viešpačiu, jūsų tikėjimas. Kad viešpats perkelia dabar tą žmogų ar tą iš tamsybių valdžios į savo mylimo sūnaus karalystę. Ir žinot, jūsų įsitikinimas, jūsų tikėjimas keis aplinkybės, bet jums reikia nepavargti, nenustoti, nepasiduoti, suvokiant, kad ne aplinkybės jums formuoja nuomonę, bet jums nuomonė tegu formuoja Dievo žodžiai, kurie yra gyvi. Taigi Kolosiečiams laiške nuo 9 eilutės yra tobuliausia malda gyvam bendravimui su viešpačiu. Dėl savęs ir dėl visų esančių jūsų gyvenimo kely žmonių. Ir žinot, jeigu kiekvienas pradėtume tai vykdyti, tai vertinti ir branginti, tai maldas tas atnešti, tokio pobūdžio maldas atnešti viešpačiui, tai reiškia skirti laiką, sąmoningai skirti laiką Dievui. Su juo bendrauti būtent šitomis Dievo žodžio gairėmis. Kalbant, kad Dieve, ačiū tau, kad tu pildai mus savo išmintimi ir savo dvasiniu supratimu, kad mes elgiamės kaip tinkama tau viešpatė, kad stiprėjam iš tavo šlovės galios, didžiai kantrybei ir ištvermiai. Ir su džiaugsmu dėkojam tau, Dieve, kad mes esam tinkami paveldėti. Ir tai dėkojam ir už save, ir už savo artimuosius, ir mėnesių mėnesiais, metų metais. Ir be abejo, kad keisis aplinkybės, nes tai yra gyvas, grynas Dievo žodis, kuris negrįžta tuščias, bet atlieka darbą jūsų pačių gyvenime, kai jūs kalbate tai, ką Dievas sako ir jūs tikite. Jūs svarbiausia ne tai, kad tuščiai kalbate, jūs tikite, kad tai yra tiesa, nes tai Dievas sako apie mus visus. Bet reikia man save disciplinuoti, būtent taip mąstyti, taip kalbėti ir taip elgtis, taip nepasiduoti nerimui, liūdesiui, baimiai, nes aš žinau, kad ne
Aplinkybių aš negaliu pasirinkti, bet galiu ir pasirenku požiūrį į aplinkybę. Ir tas požiūris mano bus Dievo žodžio šviesoj. Aplinkybėse tegu požiūris būna Dievo žodžio šviesoj. Nes Dievas mums nedavė nerimo ir baimės dvasios, bet davė jėgų ir sveiko proto. Sveiko proto tai pasirinkti, mąstyti, kas teisinga, kas nuramina, kas guodžia, kas duoda viltį. Apie tai mąstyti. Taip? Dėkojam tau, Dieve. Tai dėkojam tau, Dieve, kad tavo žodžiai tikrai negrįžta tušti, kad tu, Viešpatie, matai kiekvieno mūsų širdis. Ačiū tau, Dieve, kad tikėjimas auga mūsų širdyje. Ačiū tau, Viešpatie, kad tu apjuosi mūsų savo jėga, darai mūsų kelius tobulus, kad tu saugai mus nuo pikto, nes tu pats taip sakai, Viešpatie, kad saugai mus nuo pikto, nuo visokio blogio, Viešpatie, saugai dabar ir per amžius. Ir mes dėkojam tau, Dieve, už tavo gerumą, tavo gailestingumą kiekvieno mūsų gyvenimuose. Ačiū, Dieve, tau. Ačiū, Viešpatie. Ir dar noriu pasidalinti, kas žiūrite visas laidas ir esate matę mano šuniuką, keksiuką. Tai šiai dienai keksiukas yra visiškai atstatytas, pasikartosiu, išgydytas, simptomai absoliučiai dingo ir vaistų aš jam leidžiu 1 ampulę per savaitę. Ir tikrai sakau ir tvirtinu jums ir veterinarijos gydyklai, kad tas darinys, kuris buvo jo galvoje, smegenyse, yra išnykęs ir sudžiūvęs. Jo nėra. Ir kol mano šuniukas gyvena žemėje, gyvena jėgoj ir sveikatoj. Ir žinot, buvo mano pasirinkimas birželio 1 dienom, ar išsigandus pasilikti toj informacijoje ir galėjo man tą, ką matė mano akis, formuoti mano nuostatą, bet aš, žinot, pasirinkau pasitikėti viešpačiu. Dėkojau Dievui, kad Jėzaus žaizdomis lygiai taip pat mano gyvūnas mano namuose yra išgydytas, atstatytas. Aš dieną dienon dėjau rankas, tikėdama, kad Dievo jėga veikia per mane ir kad tas darinys išnykęs, išdžiūvusi ta šaknis ir nelikus, jo nelikę. Ir šuniukas yra visiškai sveikas. Ir buvo mano sprendimas neišsigąsti, nustot apie tai mąstyti, bet dėkoti Viešpačiui, kad jis yra visagalis, visur esantis ir jam nėra neįmanomų dalykų. Šiandien yra rugpjūčio pabaiga, tai reiškia praėjo jau 2 mėnesiai ir tikrai užtvirtintai sakau, kad simptomai yra dingę ir vaistą leidžiu profilaktiškai 1 kartą per savaitę, tol kol padarysiu antrą tyrimą. Bet padarysiu tik todėl, kad veterinarijos gydytojas įsitikintų, kad tas darinys išnyko. Nes aš būtent veterinarijos gydyklai su tuo gydančiu daktaru būtent dalinuosi tikėjimu, kad aš tikiu, kad Dievas gyvas ir kad jis gydo ir kad jis atstato ir kad jis veikia šiandien. Tai tą tyrimą padarysiu dėl veterinarijos gydytojo. Dievo šloviai ir Dievo garbiai. Tai čia toks mano liudijimas. Ir kažkada, kai ne iš darbo važiuodama darysiu įrašą, būtinai kada nors atvažiuosiu kartu su keksiuku, kad jūs patys jį pamatytumėt. Taigi, dėkoju visiems žiūrintiems. Ačiū, kad parašote komentarus. Be galo dėkinga, kad užsiprenumeruojate ar persiunčiate savo draugams ar pažįstamiems, nes nuo jūsų sklaidos labai priklauso kanalo augimas. Tai kiekvienam esu be galo dėkinga už kanalo sklaidą ir peržiūras. Su Dievu, laukiu komentarų, laukiu jūsų klausimų ir toliau džiaugiamės su Viešpačiu ir jam už viską dėkojam.